Mikalojus Kristupas Našlaitėlis, vyriausiasis Radvilos Juodojo sūnus, yra be jokios abejonės antra po Juodojo tikriausiai ryškiausia asmenybė. Štai dėl to Našlaitėlis toks kaip simbolis drąsiai gali būti vadinamas. Europinės kultūros simbolium ir metafora. Našlaitėlis po tėvo mirties grįžta į katalikybę. Galima sakyti, tiek kiek Juodasis nusipelnė reformacijai, panašiai tiek jo sūnus Našlaitėlis, o taip pat ir brolis kardinolų tapęs Jurgis Radvilas, nusipelno katalikiškai jų kultūrai. Tėvo jis buvo išlavintas protestantiškai Strasbūro ir Tiubingeno universitetuose. Našlaitėlis iš tiesų net ir šiandienos prasme buvo poliglotas. Be lenkų, kurią kalbėjo, be abejo žinojo rusėnų kalbą, puikiai mokėjo lotyniškai, suprato itališkai, gerai kalbėjo vokiškai ir matyt kažkiek tai suprato prancūziškai. Radvilos Našlaitėlio kelionė į Šventąją Žemę, ko irgi nieko precedento prieš tai neturintis reiškinys. Ir jėzuitų atvesdinimas į Nesvyžių. Ir Jėzaus bažnyčios, Ilžėjaus bažnyčios tipo, kur aiškiai manau, kad tai yra galima drąsiai laikyti baroko architektūros ištakom Nesvyžiuje. Tai jau yra įrodytų, kad Lietuva bent 200 metų tapo tikros europinės kultūros epochos dalimi.